Praėjusią savaitę Visaginą aplankė komanda Esminiai pokyčiai 2024, kurios tikslas informuoti Lietuvos regionų gyventojus apie pastarųjų metų ES investicijų planus ir projektus bei miesto infrastruktūros plėtros ir tobulinimo planus. Šią informacinę kampaniją organizavo Lietuvos finansų ministerija. Pavadinimas Esminiai pokyčiai 2024 yra žodžių junginys iš ES santrumpos ir lietuviško žodžio esminiai, kuris tiesiogiai reiškia reikšmingi pokyčiai 2024 metais. Renginiai vyksta tiek didžiuosiuose miestuose, tiek periferinėse savivaldybėse, kad visi Lietuvos regionai galėtų pamatyti, kaip ES lėšos naudojamos visuomenės labui. Šią kampaniją siekiama atkreipti dėmesį į pokyčius, kurie vyksta dėl ES investicijų, sakė finansų ministerijos atstovas Arūnas Malinovskis. Bendras ES tiesioginių investicijų dydis, kurias Lietuvos regionai gaus 2024 metais, siekia 1,6 milijardus eurų. Šios investicijos padeda įgyvendinti svarbius regionams projektus, kurie prisideda prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. 2021-2027 metų laikotarpiu Lietuva planuoja gauti beveik 8 milijardus eurų ES investicijų, iš kurių jau paskelbti kvietimai projektams, kurių bendra vertė viršyje 3,4 milijardus eurų. Buvo pasirašytos sutartys dėl daugiau nei 2 milijardų eurų ES investicijos skirtos socialinių paslaugų gerinimui, naujų darbo vietų kūrimui, turizmo skatinimui, žaliosios energetikos plėtrai bei daugiabučių modernizavimui. Apie trečdalį visų investicijų sudaro lėšos skirtos žmonių socialinėms reikmėms, nedarbo ir švietimo problemų sprendimui. Daugiau nei 1,6 milijardai eurų skirta tiesiogiai regionams, kurie patys gali planuoti, kaip pasiskirstyti investicijas. Tai leidžia vietos bendruomenėms nuspręsti, kurie projektai yra svarbiausi jų regionui. Šiuo metu jau paskelbti konkursai projektams, kurių vertė siekia beveik 0,5 milijardo eurų. Tai yra apie trečdalį skirtų lėšų ir pasirašytos sutartys už beveik 80 milijonų eurų. Pagal ES regioninės plėtros programą Visagine planuojama investuoti daugiau nei 26 milijonus eurų į įvairius projektus. Didžiausias dėmesys skiriamas švietimui ir socialinių paslaugų gerinimui. Pavyzdžiui, apie 1 milijoną eurų bus skirta socialinio būsto statybai, o daugiau nei 3 milijonai eurų švietimo prieinamumo gerinimui ir STEAM ugdymo modelių diegimui. Informacinė kampanija Esminiai pokyčiai 2024 tęsis iki 2024 metų lapkričio pabaigos ir apims 20 Lietuvos miestų. Pastaruoju metu į redakciją kreipėsi žmonės, kurie susirinkimuose dėl renovacijos balsavo prieš jos įgyvendinimą, o vėliau sužinojo, kad praranda 50% kompensaciją už šildymą ir karštą vandenį pirmaisiais metais bei 100% kompensaciją sekančiais metais. Žmonės nurodo įvairias renovacijos atsisakymo priežastis. Kai kurie teigia, kad nesuprato, už ką balsavo, o kiti tvirtina, jog pasirašė prieš renovaciją, nes susirinkimuose negavo aiškios informacijos apie ją. Kaip bebūtų, bet tie, kurie atsisakė renovacijos, sulaukė nemalonių žinių dėl kompensacijos netekimo. Ar galima ištaisyti šią situaciją? Apie tai kalbėjomės su UAB Visagino būstas direktoriumi Vytautu Šlaustu. Situacija rimta, nes įstatymas nenumato jokių išimčių. Reikia balsuoti už, kad kompensacija liktų. Jei balsuosi prieš arba nedalyvauji balsavime už namo atnaujinimą, tada kompensacija nebeskiriama. Pirmaisiais metais ji sumažinama 50%, o vėliau visiškai 100%. Ir kažkodėl, kai anksčiau vyko toks balsavimas, manau, gyventojai balsavo protingiau. Jie suskaičiavo, kiek žmonių namuose gauna kompensaciją, kiek negauna ir tarpusavėje pasidalino. Ir iš esmės beveik niekas nenusprendė atsisakyti kompensacijos. Šį kartą kažkodėl vyksta priešingai. Arba kažkas labai gerai agituoja nedalyvauti namo atnaujinime. Daug kas išvis nedalyvavo. Ir balsavimo biuletenius neva pametė arba visai išmetė. Arba, kaip žinome, buvo atvejų, kai ir kaimynai padėjo juos pamesti, nes kai kurie žmonės savo pašto dėžutėje nerado biuletenių. Būta visko.
Tačiau svarbiausia tai, kad tarp tų, kurie nedalyvavo arba balsavo prieš, buvo ir tokių, kurie biuletenėje rašė ne tik nepritariu, bet rašė ištisus sakinius, net citatas, jog niekada gyvenime nedalyvau savo namo atnaujinime. O po to ateina ir klausia, kodėl buvo atimta kompensacija. Nors visus perspėjame, kad kompensacija bus panaikinama, tačiau kažkodėl labai lengvabūdiškai į šią situaciją žiūrėjo. Tačiau dabar gyventojai, kurie pretendavo į kompensaciją ir atsisakė renovacijos, suprato, kad net ir dalinai netekus kompensacijos, šildymo mokesčio našta gali tapti per sunki. Todėl pradėjo kreiptis ne tik į redakciją, bet ir į Visagino būstas bei savivaldybę. Было совещание с заведующей отделом социального обеспечения, как эту ситуацию. Buvo pasitarimas su socialinės paramos skyriaus vedėja, kaip palengventi situaciją gyventojams. Pagal įstatymą apeiti šios problemos negalima, iš esmės, bet yra procedūra pagal civilinį kodeksą, kur kalbama apie gyventojų susirinkimų organizavimo iniciatyvą. Tam, kad administratorius suorganizuotų susirinkimą arba pakartotinį susirinkimą, dėl tam tikrų klausimų reikia surinkti 25% būtų savininkų, kurie prašytų sušaukti susirinkimą viena ar kita tema, įskaitant ir pakartotinį balsavimą dėl namo atnaujinimo. Yra žmonių, kurie tuo metu gulėjo ligoninėje. Jie fiziškai negalėjo dalyvauti. Kiti buvo išvykę arba gyveno užsienyje ar buvo komandiruotėje. Tokiems žmonėms būtent tai yra tam tikras gelbėjimo ratas. Tai yra pakartotinis balsavimas. Daugelis gyventojų norėtų surengti pakartotinius susirinkimus. Tačiau, pasak Visagino būstas direktoriaus, jų kaimynai nepasirašo šios iniciatyvos. Kiekgi namų šiai dienai išreiškia norą surengti tokius susirinkimus? 9 собраний уже мы провели. 9 susirinkimus jau surengėme, o pakartotinio balsavimo rezultatai jau išsiųsti į savivaldybę. Dar 11 namų artimiausiu metu bus surengti balsavimai. Po pakartotinių susirinkimų socialinės paramos skyrius atsižvelgia į naujai išreikštą gyventojų poziciją dėl jų namų renovacijos ir priima naują sprendimą dėl kompensacijos skyrimo arba atsisakymo ją suteikti. Jeigu gyventojai turintys teisę gauti kompensaciją per pakartotinį balsavimą sutiks su renovacija, kompensacija bus atkurta. Kadangi dokumentus išsiunčiame jau pagal faktą, nuo tos datos kompensacijos bus atkurtos. Taigi, gavus balsavimo protokolus savivaldybėje, kompensacijos gali būti atkurtos. Iki tol gyventojai anksčiau atsisakę renovacijos turės pilnai apmokėti sąskaitas už šildymą ir karštą vandenį. Akivaizdu, kad gyventojams, netekusiems kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, naudinga rodyti iniciatyvą ir kuo greičiau surengti pakartotinius susirinkimus. Reiktų pažymėti, kad su kompensacijų skyrimo problema susidūrė ne tik daugiabučiai, kuriuos administruoja UAB Visagino būstas, bet ir daugiabučių namų bendrijoms priklausantys namai. Jų gyventojai taip pat gali kreiptis į savo pirmininkus ir inicijuoti pakartotinius susirinkimus.